Pamenat, kai pernai mes jums pasakojome apie tai, kaip pigiai įsirengėm terasą? Nors terasa pakankamai pigi, bet norim, kad jinai tarnautų ilgai. Nes čia vyksta mūsų gyvenimas. Visą vasarą realiai būname terasoje nuo ankstyvo ryto su kava iki pat vakaro ar netgi nakties. Po žiemos pastebėjome, kad labiausiai mindamose vietose, ten kur daugiausiai vaikštame, alyva nusitrynė, todėl nusprendėme ją atnaujinti. Sudalyvavę tik Kurilos nemokamam seminare, sužinojom daug naudingų praktinių patarimų ir supratome, kur padarėme klaidas. Taigi daliname žiniomis ir su jumis. Pirmiausia, atlaisviname terasą, išnešam valdus bei vazonus. Terasą kruopščiai nuplauname vandeniu, ji turi būti švari. Tuomet pasiruošime terasams skirtą ploviklį, kuris padės pašalinti seną alyvą, tam, kad geriau susigertų naujoji. Ploviklį beriame į šaltą vandenį ir gerai išmaišome, kad ištirptų granulės. Padengiame terasą plovikliu, tam naudojame šepetuką. Nuteptą terasą paliekame apie 15-20 minučių, vėliau ją nušveičiame su šepečiu. Šio darbo tikslas yra pašalinti purvą bei seną alyvą. Dar kartelį vandenį nuskalaujame terasą ir leidžiame jai pilnai išdžiūti. Toliau mūsų laukia šlifavimas. Naudojame Anza šlifavimo įrankį su teleskopiniu kotu. Labai patogus dalykas, nes dirbti galima stovint, nereikia klupoti. Šlifuojame briaunas, atplaišas, nelygumus, kad vaikščioti bastomis būtų tikras malonumas. Po šlifavimo nuo terasas pašaliname dulkes ir perinam prie alyvavimo. Čia naudojame Valti Plus terasų aliejų ir Anza alyvavimo kempinę. Pasikeičiame šlifavimo antgalį į kempinę ir pradedame darbus. Teleskopinis kotas ir čia yra tikras išsigelbėjimas, nes pernai, kai 4 alyvavome kiekvieną lentą, tai nugara ir keliai tikrai nepadėkojo. Taigi, alyvą tepa medienos plaušo kryptimi, dengdami porą lentų iš karto. Kampams ir sunkiai prieinamoms vietoms naudojame teptuką. Labai svarbu nedirbti per karštį tiesioginėje saulėje ar per lietų, mediena turi būti visiškai sausa. Tai ir buvo pagrindinė mūsų klaida pernai, nes terasą alyvavome saulės atokaitoje. Alyva labai greit džiuvo, nes padama normaliai susigerti į medieną, o mes nespėjome jos tolygiai tepti, todėl gavosi nemažai papėckiojimų, kurie neatrodė gražiai. Terasą atnaujiname greitai, švariai ir be streso. Naudojant kokybiškus Anza įrankius, viskas buvo ženkliai greičiau ir lengviau nei pernai. Anza teptuką bei kempinę galite išsiplauti šiltų muiluotų vandeniu ir jie jums puikiai tarnaus kitais metais. Dėkojame mūsų draugams Kurilai, tikimės, kad šitas video buvo jums naudingas. Iki!